paklausti, nuo ko tu pradėjai domėtis, dėl ko tu pradėjai domėtis apskritai treidinimu. Pavyzdžiui, kas buvo, kas tai įtakojo tavo tos sprendimus, kad pradėti eiti šitą linkmę? Tai vyras mane čia atvedė pas jos, jos kaip už rankos, nes gavosi taip, kad kai vaikas gimė, sunku man buvo sugrįžti į darbą, nesiadaptavo man darželyje, mamyčiukas namuose, mama ir aš tiesiog nebegalėjau grįžti į darbą, nes nebegalėjau vaiko palikti. Tai teko man tada ieškoti kažkokios veiklos, ką galėčiau pradėti daryti, būdama su vaiku namuose. Tai pradėjau tada vyras man kažkaip pradėjo šnekėti, sako, ai, tu mėgsti sėdėti, sako, ten prie kompiuterių, mėgsti ten gilintis, mokintis, tau patinka, tai gal pradėk šitą veiklą, sako, trading. Aš tada pradėjau domėtis, pradėjau skaityti apie tai, žiūrėti ir pasiūlysė man pabandyti Manarus mokymus. Prisimenu, prieš Kalėdas, berods 23 metais, aš pradėjau tenais mokytis, nusipirkau ten tuos mokymus, jie ten siūsdavo signalus, viskas buvo anglų kalba, aš ten gal 2 mėnesius paužiūrų, ne tai, man ten nesiseka, neišeina. Anglų kalba terminai sunkiai man suprantama, grįžtamojo ryšių nėra, blogai buvo. Tada vyras man jūs parodė, nes tai jau ilgą laiką jumis sekė, stebėjo jumis. Ir tada aš ten jūsų video kelis pasižiūrėjau ir prisimenu, su jumis susisiekiau ir buvau 24 metų, vasario 1 dieną pradėjau pas jūs mokytis. Tai kai pradėjau mokytis, tai man visai patiko visa ta mokomoji medžiaga, ko man trūko to galinio ryšio, kad tie namų darbų darimas, nes yra toksai spyris, kad tu turi eiti daryti, turi atsiskaityti, gauti komentarą, žinoti savo klaidas, kur blogai, kur gerai. Tai kadangi mano vaikas buvo mažas, pamokos būdavo vakarais, tai aš greitai užmigdydavau vaiką ir nuo 9 sėsdavau prie kompiuterio. Tai pirmadienį, ketvirtadienį sėsdavau, o darbo dienomis, tai vakarais sėdėdavau, braižydavau, mokindavausi. Tai nekartą vyras mane naktį yra radęs miegančią prie stalo, atsikėlė visą tokia sulaužyta. Bet man patiko mokytis, man patiko tos naujos žinios, nes iki tol aš nieko nežinojau, kas tas treidinimas, kas tas investavimas, visa ta prekyba. O paskui pradėjau po truputį gilintis, jumis stebėti ir dabar turiu tikrai nemažą tą žinių bagažą, kuo labai džiaugiuosi. Ir jau 2 metai, jau 3 metai eina. Bet tikrai nesigailiu, kad į tai įsivėliau, pradėjau mokintis, nes ką man davė tai, kad aš galėjau be sąžinės graužaties sėdėti namuose, būti su vaiku, lengvai mokintis. Po truputį. Taip, turėti savų tikslų, kad galiu ir užsidirbti neišėjus iš namų, savo darbo grafiką pati galiu reguliuotis, kada kaip. Ir nėra to, kad ten vaikas serga, man reikia lėkti būtinai į darbą ir turiu palikti su seneliais. Ne, vaikas serga, aš ramiai su juo būnu namie, nes aš bet kada galiu prisėsti, kad ir ten naktį atsisėstas man yra lengviau, aš naktį atsikeliu ir galvoju, aš galėčiau dar porą valandų pasėdėti, nes man taip geriau. Supratau. O kas buvo įdomiausia mokymosi procese? Ar tu tikėjaisi to, kas vyksta mokymosi medžiagoje, ar nesitikėjai, sakykime, koks buvo tas momentas, kaip tie momentai buvo pas tave? Kai atėjau pas jumis, tai nesitikėjau, kad bus antiek laisvi ir tokie pokalbiai per pačius webinarus su visais mokiniais. Tikrai nesitikėjau, kad yra kažkokie mokinių čatai, kurie ten bendrauja, komunikuoja, uždavinėja vieni kitiem klausimus, ten jūs viską sakot, blogai sako, ten blogai braižo ir panašiai. Tikrai to nesitikėjau, tai man labai tas aktualu buvo, nes, kaip ir sakiau, to Manarų mokymuose man to atgalinio ryšio labai trūko, tai pasiūlys jo tikrai ten daug, tai tas man labai patiko. Ir dar kas, kad yra visų webinarų įrašai. Aš labai daug mokydavausi iš visų įrašų. Atsisukdavau namų darbus
ir kitų mokinių stebėdavau namų darbus, kaip pat jūs ką pakomentuojat, ir aš iš to labai daug mokiausi. O tą pusmetį, kiek aš tą visą teoriją mokiausi, tai aš neatsisukinėdavau visus tos webinarų įrašus. Tai aš tikrai negalvoju, kad va, tokia, va, kad gali būti video medžiaga, kad nu, pusę metų atgal gali kažką atsisuk pasižiūrėti, nes aš ir visus webinarus konspektuodavausi. Nebūdavo ten tokia data ir ten kalbama apie tai, aš net užsirašydavau, kad būtent tą valandą kalbėjau ten, tarkim, apie judėjimą atgal, ar ten kažkokius paternus, ar dar ten kažką, kad kai įsijungiu webinarą, kad man nereiktų ten visokių, ten 3 ar 2 valandų žiūrėti, aš būtent tą valandą atsisuku, kažką atsimenu, pasižiūriu, pasitikslinu ir einu toliau. Tai va, aš konspektuodavau tai ir dabar dar kartais užmetu akį, jeigu man kažkas... Jo, tai mačiau nuotraukai pas tave, kad ant sienos priklijuota A4 formato lapų, strategijos, sistemų, struktūrų. Jo, taip pat aš ir dabar pradėjau dar vieną piešti. Tai aš pasidedu taip. O kodėl taip darai? Dėl to, kad lengviau įsiminti būtų, kad klijavai ant sienos? Tai paklausėjai mano patarimo, kad taip daryti, kad būtų tiesiai prieš akis ir galėtum bet kada pasižiūrėti, ne? Taip, nes jūs visą laiką kartodavot, kad reikia užsirašyti, reikia konspektuoti. Tai aš daug konspektuodavau, daug rašydavau, turiu čia jau 2 blanknotus didelius prisirašius, bet savo radau metodą, kaip lengviau mokintis, kai klijuoju viską ant sienos. Bet tiesiog aš viską piešiu pati. Piešiu grafikus pati, ten tekstą pati persirašau. Ir tiesiog pakeliu akis, užmetu akį, kad ir matau, ten webinaras buvo sausio 26 praeitų metų, ten apie tą ir tą. Ir jeigu man ta tema, čia buvo kaip tik apie suportų rezistų zonas kalbų. Jeigu man kažkas dar apie tai neaišku, būtent tą laiką įsijungsiu, 10 valandą vakarą ir dar pasižiūrėsiu. Nu, šaunu. Tai gerai, dabar prieėjai, sakykime, mokymosi procesą, kai jau mokysi, prieėjai prie pabaigos, ne, jau. Ar buvo sunku testuoti tau visą šitą, sakykime, sistemas, pritaikyti sistemas prie struktūrų, prie trendų, prie suportų? Ar nebuvo sunku? Ne, iš tikrųjų nebuvo sunku. Tai, kad aš gan ilgai užtrukau su tuo testavimu, aš pusę metų užtrukau testavimu savo darydama. Gal dėl to, kad, nežinau, gal kad labai smulkmeniškai žiūrėjau, ar dideliu laikotarpį daug metų imdavo, nes po 4-6 metus testuodavausi ten kiekvieno time frame. Tai gal dėl to labai ilgai užtrukau. Bet paskui man buvo labai lengva išsifiltruoti, kas man veikia, kas man neveikia. Ir stengiuosi dabar tai taikyti, bet aišku dabar, kai prekiauju, tai atsiranda jau kitokių tų strategijų, ką aš kitaip peržiūriu, pergalvoju, ir vėl piešiuosi, ką užfiksavau, kas dažnai atsikartoja, ar klijuoju, tai gaunas toks naujas testavimas. Testavimas, o ne pasižiūrė. Jo. O buvo tau sunku pritaikyti žinias po mokymo? Iš tikrųjų tai jo, buvo sunku. Gal dėl to, kad labai skubėjau greičiau pritaikyti aš tą žinias. Labai norėjau greičiau parodyti, kad aš sugebu, pas mane tas toks nekantrumas, greičiau. O kam norėjai įrodyti? Sau norėjau rodyti, kad aš jau viską išmokau. Viską aš galiu ir aš jau galiu užsidirbti. Nes man sunku pripažinti savo, kad kažko nemoku, kažkas man neišeina ir tai, kad aš visą laiką savo vis kartuoju, aš tiek mokiausi, aš tiek stengiuosi ir man dabar čia kažkas neišeina, žiauru. Buvo iš pradžių sunku, bet nieko, po biškį stengiausi prasilaužti. Ir tada kitas toks klausimas būtų, kai jau pritaikiai žinias, kai jau pradėjai dėlioti visą eigą, pradėjai jausti tą priekybą, koks buvo pirmas tas jausmas, kai uždirbai ir matai, kad tai veikia? Tai čia buvo praeitais metais prieš Kalėdas, kai siunčiau jums parodyti savo pirmą algą. Tai buvo labai geras jausmas, nes tikrai galėjau sau leisti kažką nusipirkti, mačiau, kad galiu užsidirbti ir kad tos mano visos žinios veikia ir kad aš išmokau. Aišku, ne viską išmokau, dar mokaus, testuoju, praktikuoju ir dirbu, bet jau buvo gerai, buvo smagu, kad 2 metai
mano viso to įdėto vargo, darbo, bemėgių tų naktų jau neša naudą. Mhm. O ką Ir tai, kad pateisinu mano lūkesčius visus, kad galiu negrįžti darbą, kad galiu tai daryti sėdėdama namie, leisti laiką su šeima, su vaikais tiek laiko, kiek noriu ir užsidirbti tiek, kiek pati dirbsiu, kiek pati stengsiu. Tai jau lūkesčius jau po biškį pildo tavo pastangos, to, dėl ko tu atėjai ir realiai susikūrė jau savo tokį gyvenimą, kur tu gali daryti tai, ką tu nori, būtent per tradingimą, ne? Na, galima sakyti taip, aišku, ne 100% dar visi lūkesčiai išpildyti, bet jau tikrai viskas eina jau link to. Viskas tikrai taip, kaip ir tikėjausi, apie ką svajojau. Tai man tas tikrai yra gerai ir aš vyrai nuolat kartoju, kai man užeina sunkumas, ten ypač jeigu kokį minusą gaunu ir sudepresuoju, ir ten man vyras sako, tu nusiramink, bet aš vis tiek sakau, aš vis tiek viso to nemesiu. Kad ir kai man sunku, aš nemesiu, aš eisiu toliau, aš dar paskaitysiu, dar pasimokinsiu, dar kokį webinarą atsisuksiu, dar pažiūrėsiu, bet aš to nemesiu, nes aš jaučiu, kad tai yra mano ateitis. Aš dirbdama šitą darbą galiu pasirūpinti savo šeimą, nes vaikų reikia rūpintis, tėvai sensta, nejaunėja, irgi atsakomybė ir prieš juos yra, ir vyras to dėmesio nori. Tai dirbdamas valstybinį darbą, negalėtum šeimai tiek daug laiko skirti. Tai va čia yra mano didžiausias lūkestis. O kas buvo sunkiausia, sakykime, kai tu jau pradėjai tradinti, ne, psichologiškai, kas tau buvo sunkiausiai? Perlipti kažkokius momentus, perlipti, minusus perlipti, ar vykdyti tą, ką reikia daryti, kas buvo, gal keli variantai kokie buvo sunkiausi? Tai pirma tai tie minusai gauti, sunku su jais tikrai susitaikyti, kad čia įsidėjai sąskaitą pinigų ir žiūrėk, kad gali jų nebelikti. Toliau visa ta eiga, ką nuo ko seka, ką kaip daryti, neskubėti. Išlaukti tos kantrybės, kaip ir jau minėjau, pas mane nėra kantrybės, aš visada skubu, taip pačiai ir į tą rinką užeiti, visada skubu. Ir paskui save kaltinu, kad tu vėl užskubėjai, vėl nesulaukiai ten, ką buvai nusibraižęs ir vėl minusas. Tai va čia labai sunku iš tikrųjų susitaikyti su tuo. O kas padėjo susitaikyti? Tai jūsų pamokos, jūsų kalbos padeda ir padės tikiuosi. Nes ir to, kad pats savo tą įdirbį turi didelį įdėti. Kaip ir kad jūs nuolat sakot, reikia pripažinti, kad prekybai bus ir pliusų ir minus, ir tos minusus išgyventi ramiai. Bet nuolat savo irgi tavo kartuoju, ramiai, kai ramus protas, tai ir lengva rinka. Ar reikia kelti diskusijų, pavyzdžiui, rinkoje, kai tu matai užėjimą, ar reikia kelti tų diskusijų, gal man atrodo, čia taip gal pakrės, gal tą darys, ar buvo tokių momentų, ne? O taip, man dažnai diskutuoju pati su savim. Užeinu į rinką ir jeigu neina nei tą pusę ir tada galvoju, gal tu ne taip čia kažką padarėjai, ne taip kokį FIBO lygį pasižymėjai, gal trendas jau keičiasi ir tu čia ne taip kažką padarėjai ir tada išjungi tą minusinį orderį, atidarai į kitą pusę, kad eitų, o paskui pasižiūri, kad viskas ėjo pagal tavo pradinę viziją, o tu čia jau užgribavai vėl į kitą pusę ir vėl. Ir vėl minusas, ir ką, o jezu, kiek aš kartų iš viso esu viską jau čia trenkus ir išėjus, ir vėl parėjus. Bet aš vis tiek pareinu. Tai tas ir yra svarbiausia, kad jeigu jau krenti, kaip sakoma, ant grindų, jau patvirtai, reikia atsistoti ir toliau eiti, nenuleisti rankų, nes per praktiką mes įgaunam įgūdžius, per praktiką mes suvokiam, per praktiką mes pamatome, ką mums reikia daryti ir ko reikia nedaryti. Tai dėl to yra svarbu, baigus mokymus, nesvajoti apie tai, kad turime iš karto uždirbti, o reikia pritaikyti žinias, kad suvokti tas žinias, kaip jos dirba, kaip aš ilgiuos prie tų žinių ir pajausti jas. Ką norėtumai patarti, pavyzdžiui, žmonėms, kurie gal dabar žiūri tave ir galvoja pradėti eiti šito keliu, gal eiti mokytis kažkur tai, ar pas mūsų, ar pas kitų žmonių, sakykime, bet
ką galėtume jiems patarti iš savo kelionės visos šitos? Tai visų pirma, tai aš patarčiau tikrai eiti ir mokintis, nes, tai tikrai, kaip pasakyti, į ateitį tai labai gerai yra investicija tiek laiko atžvilgių, kai tu mokaisi, nes kelias tai tikrai sunkus, man asmeniškai buvo tikrai labai sunkus ir dabar dar nėra visą tai lengva, ką aš darau, bet manau, kad ateityje bus daug lengviau. Bet jeigu kas svajoja ateityje gyventi lengviau, nepriklausomai nuo jokio darbdavio, būt darbdavys pats savo ir savo reguliuoti tą visą dienotvarkę, tai patarčiau tikrai eiti, mokintis, stengtis, negailėti laiko, jėgų, nes, aš tikrai manau, kad tai verta. Bent jau aš tai nesigailiu, nei biškai, nei dabar, nei kažkada net nesigailėjau, kad pradėjau šitą kelią. Džiugu labai girdėti. Džiugu girdėti. Ką, iš tikrųjų, Rita, dėkui tau už visą tą papasakojimą, koks buvo tavo kelias. Gal po kiek metų žiūrėdama šitą video prisiminsi save, kokioje vietoje buvai ir kur tada jau, sakykime, po to laiko jau būsi ir galėsi pasižiūrėti. Aš irgi turiu tokį video padarę savo mokytojams irgi kažkada. Tai prieš mokymus, jo po mokymų padariau. Ir pasižiūriu vis ir nostalgija tokia savotiška, koks buvo tas mano startas. Tai tikiuosi irgi pasižiūrėsi, šypsena pakils ir sakysi, kažkada buvo toks momentas. Tai ką, dėkui tau už pokalbį, iš tikrųjų atvirumą. Ačiū jums, Tomai. Susimatysime treidinime ir mokymuose.